Sveiki, norėjau šį kartą papasakoti galbūt tokią vieną iš svarbesnių temų, aptarti, išplėsti, galbūt ir šiek tiek paaiškinti, kas vyksta pas mumis pasaulyje. Kalba eitų apie egregorus, tai yra tokia, savotiškai kaip energetinė būtybė, jeigu žmonėm, kad lengviau suprasti, įsivaizduoti, tai yra panašiai kaip medūza, kalbanti erdvėje, atsiprašau biškį. Ir prie jos klojų jungiasi daugybė žmonių, sielų. Sakoma taip, kad jeigu susijungia du žmonės, vyras ir moteris, pavyzdžiui, vyras ir moteris ketina rimtai gyventi, su rimtais ketinimais, tai tada atsiranda porinis egregoras. Tai yra tiesiog užtenka dviejų žmonių, kad susikurtų egregoras. Jeigu susiranda kažkokia, tai drąsiai susikuria kažkokia grupė, išsivadavimas prieš kažką, tai ar ten kažkur tai einam stovyklauti ir taip toliau, vis tiek tai yra egregoras. Kuo dažniau susitinka žmonės, to labiau tas egregoras maitinamas. Ir jų būna visokių, vieni iš didžiausių yra karo, medicinos ir religijos egregorai. Egregoras religijos yra vienas ir paskiau po savim turi kelis skirtingus mažesnius egregorus. Tai yra islamas, katalikybė, pravoslavai rusų ir taip toliau. Ir kiekvienas jų turi savo pasekėjus savotiškai. Ir kada žmonės eina į bažnyčią, sakau pavyzdį, aš neskau, kad čia blogai arba gerai, aš tiesiog tik sakau principą patį, kada eina į bažnyčią, jie tarsi pamaitina tą egregorą tos religijos. Jeigu žmonės būna, pavyzdžiui, skuba kažkur, važiuoti kažkur reikia ar kažką tai paveikti, yra tokių suirzusių vairuotojų egregoras, kuris pasigauna tokius nervininkus, kurie visą laiką kažkur tai skuba. Šitas egregoras, panašiai kaip karo egregoras, jisai sukuria tam tikrą aplinką ir turi savo favoritus. Favoritai yra iš liaudės pusės šnekant, tai žmonės sargiai, tai yra tie sargiai, kuriais reikia naudotis sekso metu, bet nebūti jais. O yra žmonės sargiai ir jie iš kažkur tai ištraukia, pas jos tokias mintis atsiranda, nes egregoras, kada jos valdo, atsiranda tokios mintis, kad, pavyzdžiui, reikia anteną ant darželio stogo ar prieš darželį uždėti, pavyzdžiui. Ir panašiai. Ir tada egregoras tų favoritų pagalba jis gauna prieigą prie žmonių energetinių išteklių ir gali jos po truputį siurbti. Dabar grįžtam prie vairuotojų. Kada būna tokie žmonės, kad, pavyzdžiui, kažkur pastovi skuba, būna taksistai drąsiai, skuba kažkur važiuoti, arba skuba pas klientą, arba skuba klientų nuvežti į kažkurią tai vietą. Egregoras sukuria jam aplinkybės kartu su plazmoidais, plazmoidais irgi taip pat paaiškinsiu, sukuria aplinkybės, kad jam užkiša kažkokį tai vairuotoją, žiopliuką, sodininką su M raide, kur, pavyzdžiui, dabar net Facebook'e jau pradėjo išlysti Utenoje, pavyzdžiui, jau ten atrodo, kad iš visos Lietuvos suvažiavo mokintis į Uteną ir patys labiausiai didžiausi nevykėliai arba instruktoriai patys didžiausi nevykėliai ir užkemšia gatves savo tais mokomaisiais automobiliais. Ten jau gatvės ir taip nelabai pritaikytos normaliam eismui, kada daugybė mašinų, bet užgrūda dar labiau. Ir žmogus patekęs į tokią situaciją nori, pavyzdžiui, skubėti kažkur, o per tą nemokšą jisai, pavyzdžiui, kažkur susirinka šviesoforą vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir dasideda kiekvieno šviesoforo laukimas, pavyzdžiui, prideda 5-7 minutės, gal kartais ir 10, jeigu važiuoti per didesnį miestą. Ir tokiu būdu egregoras iš neapykantos to vairuotojo, jisai siurbia traukia energiją. Taip pat egregorai yra sporto varžybose, sporto egregorai pačio sporto ir kelių skirtingų sporto šakų mažesnėjai. Visi jie siurbia energiją iš sirgalių, kurie ateina ten, lazdom, baladu ar taip toliau. Šūkoje, rėkoje ir jie savo, kaip kažkokius tai, ne tik kad kastos, bet kažkokie tai barelio, galbūt paimam jogą, pavyzdžiui, kažkokie tai
vadovas turi savo kažkokią komandą, ateina žmonės į užsiėmimus, trunkantis ten užsiėmimai, tai kokie 20 minučių, 30 arba valandą. Ir ten irgi taip pat yra egregoras. Tik tai, kada mažiau narių, tas egregoras yra mažesnis. Kada yra daugiau narių, kaip aš sakau, kad karo, religijos ir medicinos yra dideli. Ir jie rūpinasi, kad jų klientų skaičius didesnis būtų. Ir tokiu būdu jie visais įmanomais būdais daro tam tikras aplinkybės, kad tai įvyktų. Ir jeigu mažėja, imasi už galvos, kaip sakant, energetikai ištekliai mažėja ir stabyra, tada griebiasi už šiaudo, kaip sakant. Ir dabar, kad jums lengviau būtų, paaiškinu būtent kaip įvyko, darasim, kaip yra skyrybose, kodėl yra vienam arba kitam partneriui labai skaudu, labai tuščia. Kada susipyksta du žmonės, jeigu jie padraugavo ten mėnesį daugiau, vienas prie kito priprato, porinis egregoras jau gan susturtėjęs ir jos savotiškai kaip ir saugo kaip porą, kad jinai būtų. Jisai paima ten simbolinę porciją energijos, bet jisai už juos, tai yra savotiškai kaip angelas sargas. Ir kada nei iš jo, nei iš to susipyksta partneriai, yra kiti egregorai arba kiti plazmoidai, kuriems reikia paliesti žemesnių vibracijų, ir jeigu tie žmonės lengvai paėmiami, tarasme turi silpnų vietų, kurios galima patraukti už vyručių, ambicijos, ego, tie žmonės susinervina ir pradeda, egregoras toks pradeda juos skirti arba padaro poliaringumą. Vienas teisingas, teisus, kitas ne. Ir pradeda konfliktas darytis. Tada jie išsiskiria. Ir kai išsiskiria, dažniausiai moteris kenčia dėl skyrybų arba po skyrybų. Ir kadangi egregoras tas irsta, miršta, jam reikia gyvybės, jam reikia energijos. Ir tas egregoro nykimas, egregoro agonija sukelia žmogui nepernešamą tuštybės jausmą, nepernešamą depresiją, netgi galbūt gilę ir panašiai. Kadangi tas egregoras pasmerktas žūti. Jeigu yra didesnis egregoras, tada jisai galbūt lengviau apsieina, nes tų narių yra daugiau ir ten galima lengviau prisukti. Dabar grįžtam prie karo egregoro ir paaiškinsiu dėl ko, kas čia darosi. Karo egregoras padaro tokias aplinkybės, sukuria šiek tiek įtakoja tai ir patys žmonės dėl savo elgesio normų. Ir čia jeigu imant istoriją, užbėgti ten kelius šimtus arba tūkstančius metų, tai gavosi taip, kad grynakraujai buvo ten, daleiskim, kaip vokiečiai, rusai, Pabaltijos šalių gentis, lietuviai konkrečiai, Latviai, lietuviai, prūsai, daleiskim, rusai, slavai, švaresnės tokios tautos, prasme, protiškai. Kitą filmą dar paaiškinsiu, paskiau kitą kelionę tokį įdomią. Ir tada atsiranda, įmeta, kada jau viskas jau gerai būna, čia kaip į pieno stiklinę musę įkrenta. Tai yra įmeta dėl nuotykių, čia nežinau, kuriejas ar jo padėjai įmeta kitą žaidėją, opoziciją arba kažkokį parazitinį, kuris pradeda jaukti gyvenimą, kad tas ramybė ta visiška nebūtų visiškai ramiai. Jie pradeda sukuria taip joškė, sukuria ukrainiečius, sukuria lenkus, tokie kaip hibridiniai pusiau, paliktas nuoširdumas, paliktas kažkoks tai poreikis religijai ir prie viso to dar įdėtas falšingumas. Pas slavus, pas lietuvius ir kur vokiečių gentis antropologai, vokiečius ir rusus jie sutapatina, tai yra visiškai viena rūšis žmonių, visiškai. Ir pas jas to nėra tokio neįprastas, netgi dabar tai šiais laikais tai nėra būdinga, tiesiog jie daugiau galbūt žmonės žodžio principo reikalas, prasme, jie žodžio laikosi. O tie visi, kurie žemiau yra, jų moralė kitokia, pas jas sąžinė būna tik tai tada, kada yra nauda, arba jeigu jos nėra, tai tada sąžinė nustumiama į šoną ir ten prasideda kiti reikalai. Ir taip įmaišytos buvo tautos į žmonijos tą raidą, tam, kad pradėtų anie judėti. Ir kada joškių, pavyzdžiui, buvo jau perteklius, tada ten atėjo viena rasė, tiesiog pasijungė, kaip egregoras, galima sakyti, pasijungė, išrinko lyderį Hitlerį ir tam liepė naikinti joškės visam pasauliu. Nes tie
degradavo, jie negrina kraują, jie yra kitokio būdo, jų net žvaigždė yra šešikampė. Čia mano pas mane tai Markaba, tai yra 3D, tai yra visiškai 2 trikampiai vienas kitame. Tai yra, nemaišykit, dėl viso ko pasakau. Ten yra šešikampė žvaigždė ir jie kariauja su palestiniečiais dėl to, kad palestiniečiai yra 5 kampiai. Rusų, amerikiečių, karinių, lėktuvų ar laivų ženklas yra 5 kampis, tai yra žmogus. O pas Joškės yra 6 kampė žvaigždė. Tai yra ten kubas įklijuotas, 2 kubai. Ir jie atėjo daryti chaosą. Ir viena gentis tiesiog, viena civilizacija tiesiog pasirinko Adolfą, kad jisai padarytų tvarką, kad šiek tiek sumažintų, kaip dabar mažina su šitais tos visus, patraukė, kurie nelabai tokie veikia žaidėjai, kai mums skaudu bebūtų, ir tokiu būdu pravalyti nutarė. Ir tie aršesniai Joškės, jie padėjo vokiečiam naciam padėjo surinkti tas stovyklas ir išdeginti labai didelį skaičių žmonių, aišku, ne tokį didelį kaip ir rašyta, ir ant to dar turėti pelną. Ir šitie žmonės, jie išvartos, jie turėjo pelną nuo visų tų karų, kurie buvo Pirmas pasaulinis karas, Antras pasaulinis karas, revoliuciją sukėlė jie patys, Antrą pasaulinį karą finansavo abi pusės bankininkai. Čia pasakau tiems, kurie jaunesni žmonės, jaunesnė karta, kur prie teletabių užaugo, jiems sunkiau sugaudyti šiek tiek, kas vyko anksčiau, ir tokiu būdu jie turėjo visą laiką pelną. Ir karo Gregoras tokiu atveju, jisai tarsi išdalina vieną rūšį žmonių, taip daleiskim, pas mumis irgi bandytų daryti tai, bet nelabai gaunasi, nes mes šiek tiek sumanesniai ir kai ko padarėm to, kad neįvyktų pas mumis tai, nors labai, kaip sakau, stumiama ir bandoma nedidelį sargį užmauti nedidelio gaublio. Tupsime per jėgą tiesiog užmauti neapykantą, karo kurstimas, bet vis tai nesigauna, faktiškai yra nukirptos sponsorio kanalai ir ta operacija nevyks. Bet kitur dabar, kur Rusija, Ukraina, ten visą tai darosi ir gaunasi įdomiai, kad 2 mašiukai pešasi dėl sūrio, o lapė stovi šalia, lapė tai žinote, apie ką aš kalbu, ir laukia to momento, kada kažkur vienam arba kitam reikės padėti. Kažkas bus stipresnis, tam padėsiu, kas silpnesnis, tam mes patrauksim žaidimą. Toks savotiškai kaip ir atranka. Kita vertus, kaip sako apie Ukrainą pačią, tai ten surinkti žmonės tai teritorijoje, karmiškai, kurie kažkada tai anksčiau vykdė panašius dalykus, stumė į karą kitus žmonės arba per prievartą kišo į karą, ėmė iš namų jaunolius, ten 15-14 metų, kurie dar ten turėjo dar su tėvais augti, ėmė iš namų nachališkai žmonės ir stumė į karą. Tie, kurie tai darė, dabar karmiškai, jie yra dabar Ukrainoje, jie sutraukti visi to vienoje teritorijoje ir dabar karmiškai vyksta tas valymas. Ta neapykanta, bendra liaudės mentalitetas, bendra vidurkį, aš kalbu ne kad vieną žmogų paimti arba vieną miestą arba vieną apskritį kažkokią. Šalis Ukraina iš 17 apskričių. Ta galite pamatyti ir patys ukrainiečiai tai pasako patys oficialiai. Filme Liaudės tarnas yra toks serialas su pačiu to dabar aktorium, kuris vaidina prezidentą. Ir ten dabar, kada kilo toks kaip ir kipišas tarp tų žmonių, tarp miestų, tarp giminių, karas, magijos, užkeikimai, palinkėjimai visokie, automatiškai kyla juodas burbulas. Ir tarsi tai tarnauja tarsi kaip maistas tam tikros rūšies arba vibracijos plazmoidam. Jie prisirenka ir ten susikuria, tada gaunasi kaip kanalas egregorui, karo egregorui įlysti. Ten šiek tiek buvo perlenkta lazda kai kuriuose vietose. Vėlgi kalbama apie tai, kad tiesiog per daug buvo juodos magijos pridaryta, bendrai įmant patį vidurkį, kaip šalis faktiškai pasaulyje turbūt pirmą vietą užima. Po kokios, galbūt nebent kažkokios Afrikos valstybės, kur ten irgi daromi tie ritualai kažkokie daromi. Ir jie išprovokuoja, sukuria vietą tam egregorui ir jisai įtraukia savo tarsi kaip šaknis, jeigu ten kažkas tai gali matyti jos kaip medžius ir Gresijoje, pavyzdžiui. Man taip irgi atrodė kaip medžiai, stori medžiai, išdžiūvę ir jie sunkia viską iš to žemės, viską, ką tik įmanoma. Kančia, netekties kančia, ten šalta, šilta,
per karštą, visą tai siurbia, visą tą chaosą padarydami, sukuria tą lauką. Ir prie savęs, kada pasijungia pasiekėjus, pas mumis irgi jų yra, kai kurie yra visiškai be plaukų ir panašiai, apsirengę su marga uniforma, ir pastoviai jie persigandę tokiom išpūstom, kaip apsirūkiusio žmogaus akim, jie šneka į eterį, kad ten karas, reikia pulti, reikia gintis ir nežinia nuo ko. Bet iš tikrųjų to karo kaip ir čia pas mus nėra ir nėra nuo ko gintis, nes jeigu mes nesimosikuosim kardu, tai prieš mumis irgi niekas nešoks. Esmė yra. Na ir taip gaunasi, kad egregoras ieško savo pasiekėjų. Kada jisai padaro kitą pusę, arba kitas egregoras kažkokią tai šalį turi irgi taip pat po savim, egregorai tarpusai pradeda kariauti. Ir tada vienos pusės žmonės neapkenčia kitų, nors jie labai panašus, šneka panašia kalba. Jie patys nesupranta dėl ko, vienas kitą pradeda užmušinėti, pradeda vienas kitą lupti. Ir tas nesutarimas gali vykti bet kur, tai gali būti pas mus Lietuvoje, skirtingos partijos, skirtingos pažiūros, skirtingi siekiai. Vieni, aišku, yra finansuojami iš vakarų, daugiausia tam prisideda vėlgi Joškės, Mi-6, anglų. Taip pat šiek tiek vakarų dar iš šalių Vokietija dar savo turi tam tikrus, kaip sakyt, regionus arba savo kioskus, sakysim, taip įsistatę ir turi savo parankinius. Jos finansuoja, jie dažniausiai nebūna eterė, nebūna nuotraukose ir nepapuola į kameras, bet per juos jie daro įtaką politikėriams kažkuriems tai ir įteikia voką su pinigais, aš simboliškai kalbu, ir pasako, va ten reikia tą padaryti, va ten reikia tą, mes atsiųsim žmogui, jis jums parašys programą, tu rytoj pašnekėk šitą, o mes padarysim tą. Ir tokiu būdu tas gaunasi užnugurė toksai valdymas. Ir žmonės nesupranta, kodėl. Atėjo ten, pavyzdžiui, premjerė buvo normaliai žmogus, normalus, ir pradėjo darytis aplinkę chaosas ir sunku jai atsilaikyti. Faktiškai žmogus, kaip ir mažiausias blogis iš viso to, kas dabar yra, ir jai atsispirti prieš tai, kas vyksta, viskas aplinkui, yra gan nelengva. Gerai, kad pas ją toks yra charakteris, kad jinai bendrauja su kitais, įsiklauso kitų nuomonę, nori kitiem padėti ir panašiai. Čia viskas gerai, čia būtent tuo metu pats reikalingiausias žmogus iš to, ką mes turime tam lauke. Tai yra, pakankamai gerai. Bet yra kurmių, čia jau gražiai pavadinau, bet žinot, kaip suvalkiečiai sako, tu kurmi. Tai yra tokių kurmių, kurie nenori, kad tai būtų, ir jie turi pelną iš chaoso. Taip pat egregorai tie irgi turi pelną iš kažkokio tai sujudėjimo, pasipriešinimo, kovos, maišto arba protestų, akcijų kažkokių ir taip panašiai. Ir dabar, kas vyksta Lietuvoje, tai faktiškai gaunasi 2-3 egregorai didesni, kariauja, turi savo žmonės ir jie daro tokį kaip karą tarp žmonių, kad žmonės įspyktų. Jau kartais visą laiką dabar kas nors darosi pas jumis aplinkoje, tai stenkitės išlaikyti ramybę, kaip be būtų, žiūrėkite kaip į kiną, būkite to kino dalyviai tik tai, kada jums yra nauda, ir aišku, visą laiką atsižvelgdami su savo sąžinė draugaukit, kad darydami savo kažką tai gero, nepakenktumėt kitiem. Ir tokiu būdu jūs galėsite, kaip sakant, išeiti iš šito laikino tokio sunkaus atrankos periodo, kada žmonės dar atrenkami, išrūšiuojami kaip į gardeles ir paskiau vieni pasiims, ten egregorai naujai susikūrė, arba ten kažkur tai galbūt išvežti bus į kažkokią tai kitą šalį, kitą teritoriją, arba gal kitą planetą. Ir tokiu būdu dabar tiesiog reikia labai atsargiai žiūrėti viską, neskubėti daryti išvadų, ypač jeigu kažkokia žinia atėjo iš televizijos ar radio. Nes daugiausia ten ir yra būtent pakišamas melas, ir dėl to ta televizija buvo taip stipriai finansuojama, LRT, aišku, turiu menį, kad melo mašina, kuri prilaiko daugybę žmonių, miego būsenai, kur žmonės atsimerkia miega. Jie gyvena gyvenimą, jie atsimerkia, bet jie miega. Jie užmaityti sąmonę, jie nesupranta, kas vyksta aplinkui, ir visiškai idealiai vykdo to egregoro arba tos šokios tai politinės organizacijos srovės arba plazmoidų pasiūlytą kryptį. Jeigu man dabar grįžtų prie to žodžio, kad aš sakiau, pasakysiu apie plazmoidus, jie gali būti mažiukai, gali būti tokio dydžio, gali būti dar mažesni ir gali būti tokie dideli, kad apimti 2-3 galaktikas, daleiskim. Ir jie yra
yra kelių rūšių, kelių lygių, iki 50 kažkelių, man atrodo, 56 lygių, tik tai žemės, aplink žemę netoli kažkur. Jie gyvena taip pat žemė ir jie yra ir kaip programos, galima sakyti, ir kaip dvasios savotiškai. Ir su vienais jūs galite susibendrauti, su kitais galite konfliktuoti. Daleiskim, kada žmogus mėgsta pagerti, jį globoja egregoras, ten alkoholio, ir plazmoidai, tie, kurie ima energiją iš jo namiškių, už barnius, už kančias ir visą kitą, kurie sukelia tas žmogus. Ir jeigu tas žmogus nutarė baigti užrišti su gėrimais, jį pradeda tas egregoras taisyti. Ir tos dvasios, tie plazmoidai taip pat pradeda jį taisyti. Tai 2-3 dienas gali žmogus prasilaikyti negėris, pavyzdžiui, o paskiau jį taip stipriai užgula, kad prigerklės ir sako, draugeliai, mes gyvenam, stavim visą laiką, taip toliau, kaip tu dabar mums mesi. Ir čia reikalinga didelė žmogaus valia, kaip ir bet kur kitur. Kada žmonės susidėjo tas dvispalvės vėliavas, jie dabar vienas po kito supranta, kad jos išdūrė. Išdūrė, jie mato vagis, jie mato tos faktiškai parsidavėlius, išversaskūrius, manipuliatorius, kurie jos išdūrė. Taip realiai per visas pusės ir net per pažastį. Ir jiems yra labai nemalonu dabar išeiti iš tos stovyklos, kurie ten visom jėgom musikavo vėliavėlėm, kad mes padėsime, mes už tai, kad reikia nubausti ten kažkokius tai žmonės ir jums padėti ir taip toliau, jie supranta, kad jos išdūrė. Jie norėjo finansuoti, jie norėjo kažkokią tai ten pagalbą tiekti ir gaunasi, kad jie apsigavo. Tie, kurie dar nesuprato to, jie vis tiek vėliau supras, tai ateis laikas ir jam. Bet esmė ta, kad žmonės, kurie užsiėmė kažko tai vieno, įsikibę šiaudo kaip multikė Ice Age, kaip vauriukas laikosi gilę, jie įsikibę tos Ukrainos, nes jeigu jie atleistų, jie nežinotų, apie ką kalbėti reiktų, jų gyvenime būtų tuštuma, kadangi jie įpratę žiūrėti filmus ir būti filmuose aktoriais, bet nebūti to filmo režisieriais, scenaristais. Jie nekuria savo filmo, savo gyvenimo, bet gyvena kitų gyvenimo. Per langų žiūri, kas ką parašė per televiziją, o ten jo mes palaikysim. Jie tokie savotiškai gaunasi kaip avių, kaip zombių armija. Ir iš tos armijos sunku išeiti, kadangi kitur kažką tai kitą daryti yra nežinomybė. Nežinomybės bijo, tai kas nežinoma bijo. Žmonės, apie kuriuos nėra daug žinoma, taip pat jie gaunasi tokie, jų nežinomybė tuos baugina ir tada jos apkalba, jos apšmeižia, prikalba visokių nesąmonių, nes dėl to, kad nesupranta. Aš patys norėtų tokiais būti. Ir iš egregoro būtent, kad egregoras irgi tos pagalbininkus turi savyje, iš ten jis ištrūkti irgi sunku. Tai yra savotiškas kaip alkoholis. Ir pripratę buvo kiekvieną dieną suversti bėdą ten ant Putino kažko, tai kad nesisekė jų gyvenime. Ar ten vaikų daug atsirado pas jas šeimų ir taip toliau, Putinas kaltas, o paskui reikia iš viso to mėšlo išeiti. Ir čia egregoras jos laiko. Tai tokiu atveju toks patarimas žmonėm, jeigu, pavyzdžiui, būna, čia kalbu apie vairuotojus dabar, tai yra paprasčiausiai, labiausiai dažniausiai pasitaikanti buityje situacija, važiavot, išlindo kažkur per perėją su mobiliaku, jaunolis išlindo, su kapišonu nemato, nieko eina, nesinervuokit, praleiskit, pradėkit juoktis iš tos situacijos, kuri vyko jums. Užkišo kažkoks ten, nevadinkit jo žasim, nevadinkit jo ten asilu ar ten kažkokį tai to, kur maistą grūda atgal vyras vyrui. Tiesiog praleiskit tą situaciją, vėl nusijuokit. 2-3 kartus padarysit tai, tas egregoras nustos tos impulsus jumis daryti, nes jam energiją irgi reikia turėti. Jisai negali ištisai iš savęs tą energiją varyti, nes tą situaciją sukelti, jisai išleidžia kažkokią tą energiją. Jeigu 2-3 kartus nepasimausit ant šitos situacijos, 3-4 kartą jau nustos šitos situacija kartotis. Yra visur taip įvyks, visur. Tai yra su žmonėms, sutiktais, dar kažkur tai kažkoks nutikimas namuose, kažkoks nutikimas su vaikais, kažkur mokykloje, ten darželį ir darbė ir panašiai. Nu, žodžiu, ramiai savo sustojat. Ir būtent kada sustojat, jūs savotiškai kaip užsidarot nuo to viso, kas vyksta aplinkui ir neleidžiat tam arba esamam egregoriui, kuris nuolatos sukasi su plazmoidais, arba kitam egregorui jumis paimti kaip nuolatinį kažkokį tai energijos šaltinį. Tokiu būdu jūs išeinate iš šitos situacijos ir tampate nepriklausomas paukštis. Ir kada jūs tampate nepriklausomas paukštis, tada jūs susikuriat darbo aplinką,
dirbate tokį darbą, kuris jums patinka ir už tai dar pradeda gauti pinigus. Tai yra pati didžiausia laimė. Tas kiekis gali būti pradžiai nedidelis, bet jūs visą laiką tapsite tokioje situacijoje tarsi direktorius, jūs nuspręsit pats, kada jums atsikelti, kada eiti pamiegoti pietuko arba pailsėti po miego ir panašiai. Aš kalbu biškis šiek tiek su ironija, bet vienu žodžiu taip gyvenime vyksta. Bet svarbu susivokti, kad nustoti bėgioti, sustoti tiesiog, kada reikia skubėti, sustoti, atsimerkti dar kartą. Supraskite, kad jūs esat iliuzijai, kad jūs esate kaip žaidime ir pradėti daryti savo liniją, savo likimo laiką, turėti savo kažkokį tai taką, norą, svajonę ir ją pradėti po truputį gyventi. Mažais žingsnis po žingsnio. Nutolkit nuo televizijos žinių, nuo radijo žinių. Televizorių nereikia išmesti. Per jos galima žiūrėti labai gražius vaizdus, įsijunkite kompiuterį ar ten telefoną įsijunkite apie kitas šalis kažkokį video, dronų video arba turistų video kažkokį tai, bet kokią šalį jūs galite pamatyti ir per savaitę laiko apkeliauti faktiškai visą pasaulį, būdami namuose. Tiesiog jums nereikia nieko daryti. Ir pasidalinti apie įspūdžius su draugais. O dar paskiau tokia mintis buvo, kad, pavyzdžiui, galima tiesiog ateiti su draugais susirinkti, nuspręsti, kad vienas ten apie Raudonės pilį surenka informaciją, kitas apie daleiskim Rokiškio dvarą, ten Kupiškio, kitas apie Šiaulių, ten kažkokius tyrumus. Ir paskui susirinkę šeštadienį, sekmadienį vakarėlį, kažkur susėdę, papasakot, pristatot tą savo objektą, papasakot istoriją apie tai ir atėjus tam tikrom aplinkybėm, laikui, sėdate į vieną mašiną arba dvi ir nukeliaujate tą vietą ir pabūnate tenai pavaikščioti. Tai yra nuostabus būdas laikui praleisti ir kad jisai būtų prasmingas. Tai tokiu būdu jūs susikursite savo egregorą, kuris po truputį pradės didėti. Ir galite paskiau mintyse susikurtis egregorą, kuris iš Coca-Colos egregoro, iš religijos egregoro pradės vogti, siurbti energiją. Prasme, galite irgi tai padaryti, tai yra įmanoma. Sunaikinti jo neįmanoma, nes jeigu, daleiskim, gali tą karo egregorą per kojas kirsti, nežodžiu, išrauti, išpešti iš tos pačios Ukrainos, bet jis vėl susikurs, nes žmonės nori kariauti, jie sėdi apkase ir nekenčia šalia esančio arba ten už miško, už 100 metrų esančio kito žmogaus, jie nekenčia, pas jas yra neapykanta įsijungus. Ir kada yra daug jodo maisto, aišku, atskrenda plazmoidai ir tą maistą valgo. Ir kad to maisto visą laiką būtų, jie ir kelia tas situacijas, kad taip įvyktų toliau. Tai tiem žmonėm, kurie apsėsti tų dvasių, tų plazmoidų pas mumis, neduokite jiems kalbėti į eterį, šalinkitės nuo jų, išjunkite, nekreipkite jos dėmesio. Jokių ginčių, jokių atvirų kažkokių konfliktų neduokite maisto jiems. Tai jeigu jie užtyla ir paskui atsistodami prieš veidrodį, kada nors jie pamatys, kad jie yra seni zuikiai su konopom. Ir jiems bus gėda kažką tai toliau kalbėti, nes po truputį įsijungs nuo jo egregoras, jų protas vėl taps jų pačių. Bet jie bus jau prisigribavę, prišienavę. Tai tiek norėjau pasakyti, tiek norėjau paaiškinti apie egregorus. Ir kam jau įdomu, filmo nuoroda pačioj, reikia žiūrėti nuo pusės filmo ir likusią dalį. Aš jums įdedu nuorodą, jinai bus tokia kalba, kur ne visi mėgsta, bet filmas vienintelis, kuris parodo apie egregorus. Puikiai, gražiai. Tai va, viskas, ate, iki.